Labas vakaras. Jūsų dėmesiui kriminalinių įvykių apžvalga. Per savaitę policijos pareigūnai pradėjo 4 ikiteisminius tyrimus ir išaiškino 10 kelių eismo taisyklių pažeidėjų. O dabar apie viską plačiau. Šeštadienį policijos pareigūnai gavo pranešimą iš Druskininkuose esančių svečių namų, kad laikotarpiu nuo spalio 20 iki 22 dienos iš minėtų svečių namų 2 kambarių buvo pavogti 2 televizoriai, virdulys, patalynė bei kiti daiktai. Viešbučiui padaryta 2466 litų žala. Šeštadienį vakare Viečiūnuose 4 nenustatyti asmenys sumušė 2 vietos gyventojus, iš jų atėmė degtinės butelį. Iš vieno nukentėjusių buvo atimta striukė ir 2 mobiliojo ryšio telefonai. Žala tikslinama, o įvykis tyriamas. Sekmadienį apie 16 valandą dviračių take netoli nuo Vijūnėlio tvenkinio buvo rastas sukniubusio vyro, kaip vėliau paaiškėjo, koncerno Achemos grupė vadovo, Lietuvos pramonininkų konfederacijos įkūrėjų ir pirmininko, Druskininkų garbės piliečio Bronislovo Lubio kūnas. Pagal pirminės ekspertų išvadas mirties priežastimi buvo išeminė širdies liga. Plačiau apie tai Druskininkų policijos komisariato viršininkas Alvydas Jurgelevičius. Ikiteisminis tyrimas yra pradėtas mirties faktui nustatyti, mirties priežasčiai, kadangi tai rastas vyriškos asmenybės vyro lavonas ir be dokumentų, be nieko, taip kad reikalinga atlikti visas teisinės procedūras. Kiek jų gali užtrukti? Tai priklausys nuo medikų išvadų ir nuo medikų tyrimų. Ir kaip Jūs manot, kiek laiko galėjo ponas Lubys būti jau nukritęs iki to laiko, kol jį pamatė ir surado? Aš manau, kad labai greitai viskas įvyko. Kadangi tai takas yra dviračių labai populiarus, labai lankomas ir ten labai daug pravažiuoja tiek miesto gyventojų, tiek svečių, tai taip, kad jis buvo surastas labai greitai. Paprasčiausia, žmonės ėjo ir pamatė nukritusių žmogų ir iš karto puolė skambinti greitai pagalbai ir policijai. Ar niekas nepažino pono Lubio? Sunku man pasakyti ir vertinti, kad kažkas tai gal ir pažino, gal ir nepažino. Negalėčiau to dabar nei paneigti, nei patvirtinti. Ir kurioje vietoje įvyko nelaimė? Dviračių take važiuojant link Švendubrės iš Druskininkų miesto. Vakar policijos pareigūnai gavo pranešimą, kad iš ligoninėje besigydančios druskininkietės palatos spintelės buvo pavogta piniginė su kelių bankų mokėjimo kortelėmis bei pinigais. Įvykio aplinkybės tyriamos. Ir informacija žiūrovams. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Druskininkų policijos komisariato pareigūnai išaiškino ir nustatė jaunuolių grupę, kuri per šių metų vasarą bei rugsėjo-spalio mėnesius Druskininkų miesto parkos yra tokiose vietose iš praeinančių moterų praeidami ar prabėgdami atiminėjo rankines. Vienu atveju jaunuoliai pagriebė moterį sėdėjusias ant suoliuko rankinę ir pabėgo. Ši jaunuolių grupė galėjo įvykdyti ir daugiau tokio pobūdžio nusikaltimų. Prašome nukentėjusius, bet anksčiau dėl nusikaltimo įvykdymo į pareigūnus nesikreipusius asmenys atvykti į Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Druskininkų policijos komisariatą adresu Vytauto 41, 40 kabinetą ir kreiptis į kriminalinės policijos skyriaus tyrėją Ireną Damavičiūtę. Artėja visų šventųjų ir mirusių atminimo vėlinių dienos, kuomet Lietuvos gyventojai aktyviai lankysis kapinėse, padidės transporto priemonių srautai ir eismas taps intensyvesnis. Tamsiu paros metu, esant blogam matomumui, paprastai padaugėja eismo įvykių, kuriuos neretai sukelia pėstieji, dviratininkai ir vadeliotojai. Policijos įvykių suvestinės rodo, kad tomis dienomis padaugėja vagysčių iš butų ir automobilių. Policijos pareigūnai, atsižvelgdami į šias aplinkybės ir siekdami, kad būtų užtikrinta viešoji tvarka, žmonių ir eismo saugumas ir siekdami užkardyti galimas nusikalstamas veikas, stiprina policijos pareigūnų patruliavimą. Spalio 28 lapkričio 1 dienomis didesnės policijos pajėgos bus sutelktos automobilių stovėjimo aikštelėse prie kapinių. Sustiprintas patruliavimas bus vykdomas ir magistraliniuose keliuose, ypač daug dėmesio skiriama pėstiesiems. Tikimės, kad bendrų pastangų dėka įvyks mažiau eismo nelaimių, pavyks apsaugoti žmones ir jų turtą.
Na ir trumpai apie kolegų darbą. Druskininkų Užkardos pasieniečiai patikrino per Raigardo pasienio kontrolės punktą į Lietuvą iš Baltarusijos vykusį mikroautobusą Mercedes-Benz 216 ukrainietiškais registracijos numeriais. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnams įtarimą sukėlė 27 metų vairuotojo iš Ukrainos pateiktas mašinos registracijos liudijimas. Apžiūros metu jame nustatyti klastotės požymiai dėl neteisėtų būdų gauto turto įgyjimo bei disponavimo suklastotų dokumentų ir jo panaudojimo. Valstybės sienos apsaugos tarnybos Varėnos rinktinės pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą. Ukrainietį druskininkų pasieniečiai po apklausos paleido. Užsieniečio vairuotas mikroautobusas saugomas Druskininkų Užkardoje. Tai tiek šį kartą. Likite sveiki ir saugus, pasimatysime po savaitės. Labas vakaras visiems, kas domisi sportu. Alytaus sekmadieninės futbolo lygos A diviziono antrojo rato varžybose Druskininkų sporto centras Arnika vadovaujama trenerio Vytauto Kapčiaus namuose rezultatu 1-0 įveikė Birštono SC komandą. Druskininkiečių komandoje įvartį pelnė Giedrius Goberis. Dar apie futbolą. Pasibaigė 2011-2012 metų Lietuvos jaunių sporto mokyklų ir klubinių komandų 1994-1995 metais gimusiųjų pirmosios lygos futbolo pirmenybių pirmojo rato varžybos. Druskininkams atstovavo sporto centro trenerio Raimundo Pašūkio ugdytiniai. Jie rezultatu 1-4 pralaimėjo bendramžiams iš Vilkaviškio, 2-3 Kaišiadorių KKSC komandai, 1-5 futbolininkams iš Kėdainių SM ir 0-3 Prienų KKSC. Rezultatu 7-2 druskininkiečiai įveikė Lazdijų SC, 1-0 Kybartų Sveikata 2 ir 1-0 Alytaus FK Dainava komandas. Rezultatyviai mūsiškių komandoje žaidė Andrius Skalivenko, Rimantas Žaldokas, Domantas Trainavičius, Julius Kavaliauskas, Aurimas Kalpokas ir Lukas Trikšys. Komandoje gera gynyba pasižymėjo Ignas Laučius, Žilvinas Pašūkys, Lukas Šatikovskis, Ričardas Jakubauskas, Laimis Kvederis ir vartininkas Deividas Janeika. Po pirmojo rato druskininkiečiai surinkė 9 taškus, užima 5-ąją vietą. Krepšinio naujienos. Spalio 20 dieną namuose Lietuvos jaunučių vaikinų A krepšinio čempionato varžybose Druskininkų sporto centro 1996 metais gimusių krepšininkų komanda treniruojama Audriaus Vilkevičiaus susitiko su Vilniaus sostinė KM3 sportininkais. Varžybas rezultatu 72-49 laimėjo druskininkiečiai. Rezultatyviai mūsiškių komandoje žaidė Vilius Grigas, Karolis Deiškevičius, Rokas Zvankauskas, Paulius Čeplikas ir Martynas Valenta. Spalio 21 dieną namuose 1995 metais gimę Druskininkų sporto centro trenerio Audriaus Vilkevičiaus treniruojami vaikinai varžėsi su Kauno KK ABC Kauno Švara komanda. Ir šias varžybas rezultatu 78-64 laimėjo druskininkiečiai. Rezultatyviai mūsų komandoje žaidė Lukas Radvilavičius, Lukas Kizala, Edvinas Kraunelis ir Arnas Petrauskas. Tiek apie sportą šį kartą, naujausi sportiniai druskininkiečių pasiekimai po savaitės.